Tai va, kaip man atsitiko, aš dabar nevažiuoju į Joniškį, man liko kiek, man liko 16 minučių, aš būsiu vietoje. Ir su žmogumi aš turėjau susitikti Šiauliuose. Jis turėjo važiuoti pafotografuoti. Mes buvom sutarę, kad mes 9:30 susitiksim Šiauliuose, tiesiog važiuosim visai pafotografuos. Ir aš važiuoju jau likus valandai iki Šiaulių. Aš jam skambinu ir klausiu, sakau, kad važiuok tu tiesiai į vietą, nelauk manęs Šiauliuose, nes aš važiuosiu pro tiesiog aplinkelį ir kad nereiktų man pačiuose Šiauliuose maltis. Tai jisai pasakė, kad jisai yra su panele, žodžiu, gurkšnoja šampaną, buvo taip lengva šokas, žiūrėk, ir kad aš turėčiau paimti jau nuo Šiaulių. O tik aš jam buvau paskyręs darbą, kaip ir pareigas, kad jisai padarys nuotraukų gerų, pafotografuos. Ir jisai pamiršo, ar kas, taigi čiagi važiuojam į užsakymą, yra sumokėti pinigai ir kaip tu dabar atvažiuosi fotografas išgėręs. Tai nesižiūri, ta prasme, ir aš duodu fotoaparatą, kurio vertė virš 4000 litų ir nežinau, man išmėsi ar kažką, tai vis tiek aš po to, ten neįsi tų pinigų, net prašysiu iš tavęs, už tą fotoaparatą. Ir viskas, rizika yra per didelį ir viskas, aš tada atšaukiau. Ta prasme, neatšaukiau, tiesiog pasakiau, jeigu, ta prasme, aš čia pasiūliau jam, sakau, išgerk kavos. Ta prasme, jis išgėrė 2 šampanų taurės. Ir aš pasiūliau, kad sakau, išgerk kavos, pabūk ir žiūrėkis, kaip jautiesi, jei kas važiuok. Žiūrėsim, kiek jisai rimtai žiūrėsi tai. Ir aišku, didelis šansas, kai jisai visai net važiuos. Ir jūs gyvenime turit labai žiūrėti atidžiai, ta prasme, su kokiais žmonėmis dirbti. Nes ta prasme, visą laiką žmogumi ar tu gali pasitikėti, ar ne jau išlenda daug anksčiau negu kažkas, kad įvyksta, kaip pavyzdžiui čia. Nereikia nevažiuoti jam fotografuoti, jau išlenda, ta prasme. Jis man žadėjo paskambinti dabar, jau 20 gerų minučių, kai neskambina. Nešnekėjom, kad ten išgers, šnekėjom, kad abudu su mašinom važiuosim į Joniškį. Dabar ne telefonu kalbu ir jis sako, jau jisai su mergina sėdi geria šampaną, kad aš turėčiau juos paimti, važiuoti kartu su manim. Jau įsivaizduojat, ant kiek viskas kitaip dėliojasi ir va čia jau paveda žmogus, kaip tu buvai taręs. Tai jeigu tokiuose mažuose dalykuose paveda, jau taip paves ir didesniuose dalykuose. Ir čia galima atskirti, su kuo dirbti, su kuo geriau privengti dirbti. Tai va, aš aišku nenoriu, tai žmogaus nežinau. Galbūt jisai yra patikimas dirbti, aš nežinau, bet va, tuose mažuose dalykuose jau ne tas gaunasi, kas turėtų gautis. Todėl, kaip jūs turit matyti žmonės. Ir aš pažįstu ne vieną žmogų, ne vieną moterį, vyrą, kur pastoviai gyvenime pritraukia tokius žmonės, kurie jais pasinaudoja. Jie pritraukia žmonės, kurie jais pasinaudoja. Ir paskui galvoju, tai kodėl man dabar tokie žmonės? Tai kad tu leidėsi. Aš irgi dabar galėjau sakyti, kad va, gerai, laisvai atvažiuosiu į Šiaulius, paimsiu jūs, eisime, nuvažiuosiu. Ne, aš nedirbu su girtais vyrais. Nedirbu, paprasčiausiai negalima. Aš važiuoju pas žmogų, kuris susisakė mano paslaugas, negali būti jokių ten išgėrimų. Tai va, matot, jūs turite atskirti. Va, čia jie patys yra kalti, kai jie leidžiasi. Tie, kurie dejuoja, kad va, pritraukiu žmonės kažkokius savo gyvenimą, kurie man kažką gadina. Patys ir kalti, kad taip atsitinka. Patys kalti. Tai va.
Ir aš linkiu, kad to nebūtų. Dabar kaip tie žmonės, tarkim, mane atrodo, kurie jie paveda ant mažų dalykų. Tai yra, susitarėjai susiskambinti, žiūrėk, jisai nepaskambina. Tu susitarėjai susitikti, jisai nesusitinka, jisai vėluoja. Jisai pastoviškų pasiteisinimų, pastoviai teisinasi. Tu tiesiog sakė, atsiųs tau pinigus, ta diena yra, neatsiudžia jokių pinigų. Tu turi vėl skambinti. Va, tokiuose mažose dalykuose jau paveda, paves ir dideliuose, todėl turit būti atsargus visų.